Nuotraukoje mes matome rainelės pigmentaciją. Rainelės pigmentacija atlieka tą pačią funkciją kaip ir odos pigmentacija, tai yra apsaugo nuo stiprios saulės šviesos. Ir čia mes matome 3 tipų raineles. Matome mes limfinio tipo rainelę, kuri yra su mažiausiu kiekiu pigmento ir ji yra šviesios, žydros spalvos. Ir pats pavadinimas limfinis tipas mums pasakoja, jog tokio tipo žmogaus rainelės savininkas yra jautrus limfinės sistemos srityje, tai reiškia bronchinė sistema, kvėpavimo takai, limfmazgiai, ir tai yra vadinamas limfinis konstitucinis tipas rainelės. Ir čia pigmento yra labai nedaug. Kita rainelė dar vadinama maišyto tipo, lazdyno riešuto rainelė. Tai čia yra du tipai. Yra sudėta būtent tamsaus tipo ir šviesaus tipo rainelių modelis. Ir ši rainelė turi savyje tokią, vadinamą savybę, kad ties vyzdžių yra daugiau to pigmento, iš kraštų yra mažiau ir galima jau matyti trabekulus, tai yra plaušus. Ir šiame konkrečiame tipe, vadinamojame mišriu tipu, galime pastebėti, kad žmoguje svarbu yra paisyti savo virškinimo tulžies latakų sveikatos, dar tai galima įvardinti kaip tulžies ir kepenų tipo rainelė. Reikia labai atkreipti dėmesį į žarnyną, į jo būklę, sustvarkyti virškinimą, nes tiesiog šio tipo rainelės savininkai turi jautrumą virškinimo kepenų zonoje. Ir trečias rainelės tipas dar yra įvardijamas kaip hematogeniniu tipu. Tie, kurie išmano anatominę medicinos kalbą, tai puikiai supranta, kad hematogeninis tipas yra susijęs su krauju. Tai reiškia viskas, kas susijęs su kraujo sandara, su kraujagyslėm, su kraujotaka, su kraujo gamyba, yra labai aktualu šio tipo rainelių savininkams, ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį gyvenant, renkantis mitybą, renkantis fizinį aktyvumą ir netgi profesiją. Šiandien tiek, su jumis buvo iridologė Jūratė Satija.